Šiandien mes esame parodoje Žemaičių dailės muziejuje ir norime pristatyti parodą Meniškas juodai baltas dialogas. Iš tiesų, savo kūrinius eksponuoja skulptoriai ir grafikai, kurių kūryba akcentuota į juodai baltus derinius. Nieko nenustebintume, jei pasakytume, kad juodos spalvos nėra. Iš tiesų, gamta pašykštėjo juodo pigmento, bet menininkai, kuriems reikėdavo, kuriems reikia juodos spalvos, sumaniai pasinaudodavo juoda anglimi, suodžiais, deginto dramblio kaulų. Dėl etinių priežasčių dabar ši intensyvi juoda spalva išgaunama sintezės būdu. Jeigu kalbėtume apie baltą spalvą, tai turbūt kyla klausimas, ar balta spalva yra spalva. Iš tiesų tai spalva, bet jinai yra achromatinė, lengvai praleidžia elektromagnetinių bangų spinduliuotę. Juoda ir balta spalva sukuria menišką kontrastą, tokį žaismą. Tos linijos juodos ir baltos tarsi mus nukelia į anapusinį pasaulį ir į šį. Pavyzdžiui, juoda spalva yra naudojama, kada norima išreikšti lyderystę. Nebūtinai gerąją prasme. Pavyzdžiui, Edmundo Birgėlos grafikos lakštas Laimingo rytojaus altorius kalba tokia sarkastinė prasme. Tas herojus yra kirvis ir tai yra nusakoma, kad tas laimingas altorius ne visada būna laimingas. Čia matom jo kitą darbą, tai yra žmogus, žolė ir paukštis. Spinduliuoja, atrodo, pats pavasaris pas mus atėjęs. Viskas gaivu, viskas žydi, viskas taip labai artima. Bet jeigu lygintume kitą paukštį, tai yra iš metalo sukonstruota Arūno Gedmino, tai turbūt negalėtume jų lyginti. Čia autorius kalba apie tai, kad atsitiktinės metalo detalės paverstos paukščiu, lyg tai sufleruoja, kad ir mes kitą kartą pasiverčiam į tai, arba aplinkybės tai lemia, kad tampame kažkuo kitu. Bet turbūt vaizdas nebūna toks žavus. Parodoje Edmundo Birgėlos kūrinys Lietuva ir Prūsija flirtuojančios su kryžininku aiškiai orientuota į istorinę temą. Šitam pokalbiui turbūt labai tiktų ir Dainiaus Drūlio Ginklas. Jie gražiai tarpusavyje turbūt rastų bendrą kalbą. O dramatiškumą tos istorijos sustiprina tas ypatingai gilus ir juodas fonas. Šitam duetui turbūt pritartų ir Augustino Virgilijaus Burbos Durbė 2 ir Durbė 3. Visai kitoks, minimalistinis Virgilijaus Mikuckio oratorius. Pažiūrėkit, kaip menininkas sugeba mažom detalėm atskleisti oratorystės meną. 3 burnos ir viskas aišku, kas tai yra
oratorius, tas gražbyliaujantis, daug pasakojantis. Na ir su lengva tokia ironija ir pašaipa mes galim apžiūrėti jo šitą darbą. Na, o aukštomis meistrystės natomis grojantis Edmundas Frėjus tiesiog mus stulbina. Metalas jo rankose virsdavo tokiu lengva materija, tarsi tai koks molis. Na, žiūrėdami į Albino Jukumo Lankstinys numeris 2, mes iš pirmo žvilgsnio matome plieno lakštą, bet jis taip lengvai sulankstytas, tarsi atrodo sterilus popieriaus lapas. Parodoje į juodai baltą dialogą gražiai įsijungia Australijoje kūręs ir gyvenęs Jurgis Janavičius. Jo kūrinys Krantas tai yra tarsi jungiantis viso pasaulio žemaičius, menininkus. Šiais metais dailininkas būtų šventęs savo 100-metį, bet liko pasakyti jo žodžiai. Praeitis platus kraštas, mus visus jungia nugyventi metai, mes visi buvome tenai vakar. Ties tuom ir baigiu pristatyti parodą ir tikiuosi, kad žaismės, įdomumo čia ras ir lankytojai apsilankę Žemaičių dailės muziejuje parengtoje parodoje Meniškas juodai baltas dialogas.